Kalma pauk. Hello everybody. Dobrą večerą. Tai va, šiandien gaminsime sušiukus. Tai va, gaminam jau kokį 100 kartą. Dabar bus 101 turbūt. Todėl nusprendėm pasidalinti savo receptukų su draugais. Gal tai nėra taisyklingiausias receptas, bet pats skaniausias. Tai va, pradėsime nuo sušių ryžių virimo. Būtinai nusipirkite ryžius skirtus sušiams. Keliamės prie kriauklės. Stikliniai ryžių naudojam 2 stiklinės vanės. O iš pradžių reikia plauti tol, kol vanduo taps skaidrus. Ryžių buvo tokia stiklinė, tai vandens įpilsiu 2 tokias stiklinės. Kaitiname ant didelio karščio, kol užvirs. Kai ryžių užvirat, sumažinate kaitrą, pamaišote ir uždengę dangtį verdate apie 8 minutės dar. Po 8 minučių atidengiate ir verdate dar primažinę ugnį dar 8 minutės. Žinoma, ne, pamirštate maišyti. Minučių. Išjungiame karštį, sumaišome ir paliekame ryžius karštame puode apie 10 minučių. Dabar gaminsime padažų, kurį pilsime į ryžius. Pasiemate ryžių actą, 3 šaukštus. Šaukštus cukraus, šaukštelis ir 3 šaukštelius druskos. Viską išmaišote ir duodate ant karštų ryžių. Po 10 minučių supilame mūsų padarytą padažiuką. Išskirtinį skonį. Dabar ir įsibėsime. Laukdamas, kol atvės ryžiai, susipjaustysime agurką ir avokadą. Šitų nereikės. Pjaunam pusiau, kaip išeina. Avokadui išimame kaulą. Vienos pusės nereikės. Kadangi avokadas yra labai prinokęs, jisai labai lengvai nusilupa rankomis. Supjaustytas avokadas irgi. Dabar pjaustysime saulėje džiovintus pomidorus, o tirstiems sušiams naudojam Filadelfijos ryžių sūrį. Jį taip pat supjaustom. Dabar darysime keptiems sušiams tešlą. Naudosime paprastus miltus. Iš tikrųjų galima naudoti yra parduotuvėse pirkti tempuros specialių miltų, bet nežinau, skonis iš tikrųjų visiškai nesiskiria, todėl mes tiesiog naudojam paprastus miltus. Vandens ir miltų pilam iš akies, tešla turi atrodyti maždaug, kaip blynų, tokio tuštumo. Tokią lėkštę naudojame atsitiktinai, tiesiog joje bus paprasčiau išvolioti sušių ritinėlį. Mes tai maždaug valgom miltų. Tėvelė skirta vynioti baldams, tas
Pasiemat kilimėlį. Ir tada suviniojat gražiai, kad, nes tai tepliuot. Ką? Dėsime paprastus sušius. Lapą pasidiname tą pusę, kur nelygiaja į viršų. Ant jos dėsime ryžius. Maždaug tarpelio, neužklota ryžiais ir dedate ingredientus. Agurką. O kaip tą suvalgyt va tą? Mūsų lašiša yra plėšoma, tai va, ne, suplėšta lašiša dedat. Darom suši. Dabar darysime varstus su ryžiais. Ryžius taip pat uždedame kaip paprastiem. Va, matot čia va. Ir galiukas yra paliktas tuščias. Dedat, skirtą pasileis sušiam, neilga. Filadelfija. Paplakome. Keptus suši. Ryžius vėl dedame kaip įprastai. Dabar šiek tiek šlapiname kraštą.